Sveiki gyvi. Sveiki gyvi, sveiki gyvi. Kaip sakau, sveiki visi sveiki. Nu, va, tai, kadangi mes tokie sveikuoliai, tai linkim, kad visi būtų sveiki. Aš dabar norėčiau prisiminti mūsų pažintį. Tai buvo metai, kada Lietuvos sveikuoliai, jie kasmet tą darydavo, apdovanodavo ten geriausią mokslininką, apdovanodavo mokytoją, apdovanodavo sveikuolių klubą ir tais metais mes jums įteikėm tokį angelą Lietuvos sveikuolių apdovanojimą geriausiam merui, kuris tuo metu, reiškia, globojo Vilniaus sveikuolius ir tas sveikuoliai vieningai jautė, reiškia. Tai vat, pamenat atsitikimą, jo? Taip, pamenu. Tai buvo senokai. Bet kurį laiką, reiškia, taip sakant, politiškai nebuvo kaip bendrauti, o dabar ateina metas, kada nebėra kur trauktis. Lietuvos sveikata, žmonių, ypatingai jaunimo, kasmet prastėja. Vat kaip tik šiandien uždaviau klausimą premjeriai ir atsakymų nelabai yra, kodėl taip yra. Tai aš sakau, tai geriausia dovana, reiškia, Kremliui, kai mes taip elgiamės. Su patį brangiausią turtą, reiškia, kasmet naikiname ir eina kalba ne tik apie fizinę mūsų jaunimo būseną, bet ir apie dvasinę taip pat. Nebeliko mokykloje Vydūno. Na ir aš manau, kad jūs galite pritarti arba ne, kad jeigu neįvyks tam tikras susivienimas visų politinių jėgų, partijų, Seime frakcijų, tai čia nieko ir neįspręsime. O tas susivienimas, kaip matome, reiškia, niekaip Lietuvoje nevyksta, ką tu bedarytume, kažkodėl tai apie tai niekas nenori kalbėti, kad bendram reikalui. Tai, sakysim, ten kokiai tai ekonomikai gal sunkiau tenai interesai, galbūt tenai sunkiau ten transporte, bet sveikatoje, negi mes negalim susijungti sveikatoje. Tai pafilosofuokime apie tai. Iš tikrųjų labai geras kampas ir geras klausimas, nes mes šiandien turime partijų susitarimą dėl gynybos, turim partijų susitarimą dėl švietimo, turim matyti ten dar kažkokių susitarimų tarp partinių, bet kažkaip tai apie tai, kad skirtume ypatingą dėmesį ne ligų gydymui, bet būtent sveikatos prevencijai, sveikuoliams, iš tikrųjų tai nėra. Gal čia labai gera jūsų iniciatyva, nes kaip ir pakalbam apie tai, bet aišku, statistika ir rodikliai visi rodo priešingą tendenciją. Šiandien, kada mes matome, kad biudžetas kuo toliau, tuo daugiau skiria lėšų ligų gydymui. Gydytojų trūksta. 5 milijardai jau dabar. 5 milijardai, tai čia, lyginant su laikotarpiu, kiek yra padidėjęs. Gydytojų trūksta, eilės baisinės. Netgi apklausos rodo, kad žmonėms viena iš pagrindinių šiandien problemų yra jau nebe grėsmė Kremliaus ar ten Putino, o būtent galimybė gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Tai vadinasi, nepaisant to, kad didinam finansavimą, kažkaip ten viską kažką modernizuojam, perkam naujausią, moderniausią įrangą, bet rezultatas nėra toks geras. Ir čia jūsų iniciatyva arba mintis yra labai gera. Nuo pat pradžių, nuo šeimos, jeigu šeima galbūt ne visą laiką spėja ir žino, tai bent jau mokykloje turi būti visi pagrindai žmogui sukalti, kaip sakant, į galvą, kad taptų kaip refleksu, kas yra sveikas gyvenimas, sveika gyvensina. Ir aišku, čia labai gerai kalbėjot ne tik apie fizinį stovį sveikatos, bet apie savijautą, apie psichologinį nusteikimą. Nes dabar vos neatrodo to visi privatus psichologų kabinetai turi darbo ir užsakymų metų metams į priekį. Ir tam labai gerai tarnauja mūsų valdžia dabar, keldama įtampas įvairiausias. Vienareikšmiai. Tai čia yra matyti labai rimta tema, kuri leistų turėti tvirtą, sveiką, dvasiškai stiprų, išsilavinusį pilietį. Ir čia šiaip jau svarbiau negu visos kitos programos. Tai jūs sutikate, kad didžiausias Lietuvos turtas yra žmogus. Vienareikšmiai. To žmogaus didžiausias turtas kuris po truputį vis dar nyksta tai Lietuvoje, žinai. O žmogaus turtas didžiausias? Be abejonės, sveikata. Išeikime į gatvę, visi patvirtins. Tai reiškia, mes dabar šnekam apie patį svarbiausią valstybės reikalą. Apie žmogaus sveikatą. O ypatingai mūsų jaunosios kartos sveikata, kuri dabar, dar kada mes pradėjom savo veiklą čia Seime prieš 8 metus, tuo metu buvo skaičiai maždaug pusė jaunimo netinka karo tarnybai dėl prastos sveikatos, ypatingai dėl psichinės. O dabar jau girdžiu skaičius, kad tik tai 3 betinka iš 10 karo tarnyba, jeigu reikėtų. 3 betinka, 7 jau nepadaro prisitraukimų net. Tai tokie skaičiai yra klaikus.
Ir kiek mes bereikalautumėm, kad kažkas tai keistųsi, nėra pinigų. Nors tų pinigų reikia 34 kartus mažiau, negu kad po to gydymui. Čia yra Pasaulio banko duomenys. 1 eurą, jeigu mes dabar investuotumėm į prevenciją, taip, tai sveikatinimą, mums nebereikėtų 34 ligoninėse. Tai aš suprantu tuos, kurie tuos pinigus ten paskui tvarko, jiems čia yra baisu išgirsti. Atiduok vieną dalį, nebebus dalintis 34 kaip, reiškia. Tai tada, bet, nebėra kito kelio. Arba mes sutinkam, kad Lietuva jau žūsta, arba ne. Jeigu sutinkam, tai reikia kažką daryti. Ir bet aš dabar, nebereikalo paminėjau jūs kaip tuometinį merą, kai mes pradėjom bendrauti ir tada Sveikuolė jūs čia pripažino kaip vieną iš tokių labiausiai remiančių tą judėjimą. Bet ir netgi prisimenu jūsų pakvietimą man tuometiniam, reiškia, atstovui visuomenės ateiti į Vilniaus sveikatos biurą ir pradėti darbą. Tai aš sutinku, tai ateik ir daryk tada, taip. Bet, kaip dažniausiai būna gyvenime, tai aš jau tikrai... Vis tiek atėjote į Vilnių. Būčiau tuo metu atėjęs, bet atėjau po daugelio metų. Ir tai, ką tikrai būtum padarę tada, nes biuras yra ta organizacija, kur realiai gali daryti. Ir priminsiu, dėl ko mes tada pradėjom ir bendrauti. Mes tada Vilniaus miestas pradėjom labai paprastą, nebrangų projektą. Mes samdėme sveikatinimo instruktorius, kurie rytais ir vakarais viešose vietose pravesdavo sveikatingumo mankštas. Ar tai či, ar jogos, ar ten atsirado paskui daugiau entuziastų. Taip, salių statyti nereikia. Infrastruktūros nereikia. Viskas vyksta parkuose po atviru dangumi. Instruktorių, kurių tuo metu turėjome mažiau, per laiką užaugo tie, kad šiandien galėtume beveik kiekvienoje vietoje tokią mankštą vesti, bet aišku, dabartiniai savivaldybei tai nebe prioritetas. O kodėl tas viskas nutrūko? Tai puikiai prasidėjo. Tai sakyčiau, yra galbūt dvi priežastys. Aš jau labai senai pastebėjau, kad jeigu kažką Zuokas inicijavo, tai atėjusios valdžios negali susitaikyti ir jos būtinai turi uždaryti tai. Antra, jos nemato galbūt, kaip ir jūs sakote, to prioriteto, nes tai yra labai pigiai kainuoja. Instruktorius, mes mokėdavom tuo metu instruktoriams sveikatingumo 500 litų per mėnesį. Žmonėms, kurie ten kiekvieną savaitę, 2 kartus, ryte ir vakare veda sveikatingumo mankštas. Bet aš gerai prisimenu vienos močiutės pasakymą, kuri pradėjo lankyti taiči arba sveikatingumo mankštas. Po kažkurių ten po metų beveik viename tokiame renginėje aš atėjęs, sako, merė, žinot, aš užmiršau vaistinės adresą. Kai pradėjau pastoviai užsiminėti sveikatingumo mankštomis, man nebereikia, aš gydytojų nebežinau. Tai va čia yra tikslas. O kokia nuotaika tos moteriškės, wow. Jūs pasakėte esminį dalyką, kurį aš irgi jau žinau mintinai, tavo pavardė ir pigus, sakant, pigi galimybė įgyvendinti. Per pigiai darai. Čia yra baisiausia. Taip. Čia Lietuvos vežiai. Pavydas, idėjų ir iniciatyvos ir kad darai per pigiai. Ir mums tada buvo labai lengva susikalbėti, kadangi, jūs turbūt sutinkate, kad kiekvienas žmogus yra genialus tam tikroje vietoje. Bet jeigu tu to žmonės sukeiti, tai tada gaunasi siaubas, kai du, sakysim, ten mokytojas, o kitas gydytojas. Dar čia nieko, bet, pavyzdžiui, gydytojas ir koks nors vairuotojas. Vat sukeis vietomis ir tada prasideda valstybė nesąmonė. Tai mums buvo lengvai kalbėtis, kadangi aš jumise mačiau tą tokį žmogų, kuris iš tikrųjų savo vietoje, kuris girdi visuomenę, iš karto ateina į talką ir be jokių abejonių tą daro. Ir aš čia tą galiu patvirtinti daug kartų. Aš tą mačiau iš arti. Ir jūs pamatėte, kaip tai paprastai ir pigų yra daryti. Ir po to ateina kiti, kurie, ką mes dalinsimės, jeigu taip viską pigiai darysime. Reikia sporto salių, reikia krūvos 110 milijonų, profesionalų, studijų, ekspertų. O kur žmogus? Jam nebeliko nieko. O kur nuo birutės? Taip. Ir prasideda tas viskas ir tada sustojo. Bet kadangi mes tą viską mintinai žinom, tai dabar grįžtam prie to, nuo ko pradėjom. Tai darom ar ne? Aš už. Gerai. Ir aš ir mano politinė organizacija už, nepaisant, kad esam skirtingų politinių organizacijų. Tai tarp kitko, didžiausi atradimai būna tarp didžiausių skirtingumų. Reiškia, kuo toliau pliusas nuo minuso, tuo aiškiau, kur tas vidurys yra. Reiškia, nes to vidurio suradimas turbūt yra esmė mūsų visų politikų, reiškia, susitarimas, nes dažniausiai visi žino savo teisybę ir niekaip nenori suprasti, kad tiesa yra tarp jų per vidurį. Čia aš gal paantrindamas pasakysiu, kad šiandien problema, kad Lietuvoje visi sprendžia kas ir ką. Kas pasakė, kas padarė ir ką. O aš sakau, palaukit, gyvenime pagrindinis klausimas yra kodėl, motyvai. Ir jeigu mes kreiptume dėmesį, nes kodėl klausimas yra mąstymo klausimas.
kuris paaiškina, tada nebebūtų, kas pasakė, kas padarė. Ir šiandien daugeliu atveju politikams sunku susitarti, jisai pasakė, tai aš tada prieš. Bet kodėl? Nes jeigu tai veda į priekį, sėskim ir sutarkim. Ir manau, kad tas yra tikrai įmanoma. Jo, bet kadangi jūs žmogus jau muštas, aš jums čia vieną tokį pasakiau savo išmąstymą, reiškia, kurį išmokau, jūs iškart supratot, kadangi jūs tą kelią esat praėję. O dar vieną tokį pamąstymą dabar pasakysiu, reiškia. Taip. Apie patį didžiausią blogį. Kas yra pats didžiausias blogis? Tai aš begaudamas, reiškia, gyvenime dažnai mušti, aš supratau, kad pats didžiausias blogis yra gėris per prievartą. Jeigu tu nori priversti žmonės gyventi sveikai, reiškia, ir laimingai, tai nieko baisiau būti negali, reiškia. Tai žinot, aš čia pacituosiu Dreizerį. Čia jo citata, man irgi labai, aš mėgstu citatas, užsirašiau, kaip ir jūs užsirašiau citatą, į savo citatų archyvą, kuris yra pasakęs labai gerai. Kodėl žmonės nevertina gerumo? Todėl, kad gerumas jiems atrodo pigi vertybė, nes duodama už dyką. Geri išmintis. Ja. Bet kodėl mes nevertinam gerumo? Per pigų, už dyką. Vėl antras dalykas. Sveikata, reiškia, kuri tai paprastai ateina, per pigų. Gerumas per pigų. Ir tada mes sakom, mes priversim juos sveikai gyventi, reiškia. Tai nieko nėra blogiau, nes tada iki pilietinių karo tada jau keli žingsniai belieka. Gero dalyko negalim versti, reiškia. Ir kadangi čia vėlgi sutarėme, tada einam toliau. Jūs puikiai matote, dabar opozicija niekaip negali susivienyti beveik ne vienam reikalui. Nebent ten, jeigu reikia pasidalinti ten kokios nors išmokas arba pakelti greitai atlyginimą, tai ten iškart vieningi. Bet tokiem rimtiem dalykam valstybės sveikatai iki šiol niekaip negalėjo. Aš kiek sėkiu bandžiau tą padaryti. Dabar ateina nauja kadencija, tikiuosi, kad pavyks. Todėl, kad nebėra kur jau daugiau trauktis. Kai mes pradėjom tą veiklą prieš 30 metų, tuo metu Lietuvos sveikatos biudžetas kainavo 1 milijardą litų. Tai čia buvo kokiais 2000-aisiais? Prieš 33 metus. Tai dar netgi anksčiau. Dar buvo nacionalinė sveikatos koncepcija, kuria buvo priimta prie Landsbergio, pirmininkaujant tuo metu Landsbergio aukščiausią tarybą. O dabar, reiškia, 5 milijardai eurų, tai dar... O dar pridėkime, kad įsiplėtė labai privatus sektorius. Ja. Tai mes skaičiuojam tik viešosius pinigus, bet pridėkime, kiek dar yra pinigų privačiame sveikatos apsaugos sektorė. Tai čia bus, manau, kokie 7 milijardai. Tai reiškia, pabrango mūsų sveikata kokie 20 kartų jau beveik. Sistema pabrango, o rezultatai eina atgal visi. Pablogėja visi reikalai. Sergamumas tuo metu širdies kraujagyslių ligom, kuris dabar yra kaip maras. Reiškia, tai tuo metu buvo kur kas žemesnis negu dabar, kasmet augantis skaičius. Skirtumas dar tuo metu dar daugiau gimdavo negu mirdavo Lietuvoje. Dabar pernai 2x daugiau mirė negu gimė. Ir čia niekas to nesprendžia klausimą. Aš dabar paklausiau vėlgi vieną kartą premjerės, o kaip reiškia su mūsų demografija, sakau, prieš metus jūs buvote įpareigota priimti partijų susitarimą dėl demografijos ir paskirti specialų asmenį tam darbui. Iki šiol niekas nepadaryta. Tai reiškia, nėra kur trauktis, reikia vienytis. Pasakykite, jūs irgi daug kartų bandėt ir vienus kitus čia vienyti, reiškia, ir įsilakstėt vėl. Kame reikalas? Ar čia asmeniniai, taip sakant, interesai užimti kam tikrą postą, ar dar kažkas, tai mes kažko nesuprantame šitoje vietoje? Ką mes galim kartu padaryti? Manau, daug susipriešinimo įvyksta, kai nėra aišku, dėl ko reikia vienytis, kai nėra idėjos. Aplink idėją galima suvienyti skirtingas organizacijas, skirtingų pažiūrų žmonės, skirtingo amžiaus pagaliau. Tai va čia atveju yra idėja, jūsų atnešta idėja, apie kurią mes diskutuojam, tikrai yra labai gera. Ir aš manau, jeigu kiekvienas sąžiningas politikas, kuris tikrai nori gero ir gėrio savo valstybėje, savo šalies žmonėms, jis negali tam nepritart. Ir nesvarbu, kas siūlo. Pas mus dažnai Lietuvoje ir politikai atitinkamai, ir be abejo ir žiniasklaida, žiūri, kas pasiūlė, o nežiūri, ką pasiūlė, koks turinys yra. Tai aš manau, kad jeigu mes kreipsime dėmesį į turinį idėją, tai susivienyti tikrai bus įmanoma. Ir kad būtų net gėda tiems, kurie nepritars vien dėl to, kad ne jis pasiūlė. Turim, čia kalbėjome apie tas blogybės, tai pavydas politikoje. Konkurencijos tos baime yra pačios blogiausios savybės. Ir manyčiau, kad kalbam apie tokią gerą idėją, aplink ją suvienyti skirtingų politinių ideologijų. Skirtingus asmenys tikrai yra įmanoma. Ir, sakyčiau, netgi ne tik, kad įmanoma, būtina. Jau šiandien labai tokia įdomi diena.
buvo jau išplatinta mūsų valstiečių žaliųjų, reiškia, partijos rinkimų programa ir ten pagaliau, po daugelio metų, mes jau pradėjom, vadinasi, savo partijoje kalbėti apie tai, kad gydomoji medicina yra vienas sritis, sveikatos tausojimo stiprinimas yra kitas sritis. Visiškai skirtingos sritis, kurios nieko nėra bendro, tarp kitko. Nei bazė, infrastruktūra skirtinga visiškai, specialistai visiškai skirtingi, metodikos skirtingos visiškai. Taip. O reiškia... Filosofija skirtinga. Absoliučiai viskas skirtinga, bet eidavo iš vienos eilutės. Ir iš tos eidavo eilutės, kur sveikata tikroji, sveikatos tausojimas stiprimas, vaikų, sporto ir taip toliau, liekamuoja principų. Kai liko biškį ten duosim sveiką gyvenseną. Visa kita, taigi reikia gydyti. Gydyti reikia. Tai aš sakau, tvarkoj, gydyti reikia. Tai yra eilutė, gydomoji medicina, eilutė, su savo specialistais, su savo universitetais, su savo ligoninėm, su savo cheminiais preparatais, operacijom. Yra viena sistema, kuri aiškiai žinoma, ką turi daryti ir ko laukime. Bet kadangi kita sistema, sveikatos tausojimo ir stiprinimo sistema, reiškia, yra finansuojama 3 kart mažiau negu turėtų būti. O kiek turėtų būti? Labai geras dalykas, jums turbūt nesunku bus suprasti. Taip. Pasaulio bankas atstovą atsiuntė pas mus į Seimą prieš 15 metų, padarė pranešimą ir pasakė tiesiai, kai jūs šiandien investuojate vieną, tada buvo dar doleriai, dar euro nebuvo net, į sveikatos, reiškia, prevencijos sistemą, jums nebereikės 34 gydymai. Pasakė Pasaulio banko atstovai ir patvirtino porą valstybių pavyzdžių. Ir aš tada pradėjau klausinėti, kada mes tą vieną investuosime, pradėsim skaičiuoti, kai nebereikia 300. Iki šiol to niekuomet nebuvo. Ir jeigu buvo, tai dabar aš sakau, tai tvarko, jeigu dabar jau šiemet 5 milijardai, tai 1,34 atinkime, kiek bus? Tai čia labai daug, trečdalis lėšų. Ne, 1,34, tai bus ne trečdalis, tai buvo... 1,34, tai čia bus... Va. Čia reikia kalkuliatorių skaičiuoti. Net nebus 300, gal kokie 300 milijonų, gal 400, kažkur tai apie tiek. Nerealu. Jo, tai reiškia, jeigu mes investuotumėm šiais metais, 300-400 milijonų eurų, tą sveikatos tausojimo stiprinimą, Seimas nutarimą yra priėmęs, ten visai punktų. Tai tada, reiškia, mes sustabdom iš karto, jau tais metais pradeda sustoti augimas ligų, kuris dabar ištisai auga nenumaldomai. O jeigu šiemet sustabdysime, tai vadinasi, tai sistemai kasmet reikės vis mažiau ir ten reikės vis mažiau. Reiškia, pirmiausia, reikia paduoti pinigus, reiškia, vaikų sportui, ten šeimų judėjimui, dviračių takam, suprantam, baseinai, čia aišku, pradžioje reikėtų daugiau, bet paskui vis mažiau reikėtų. Mes labai gerai kalbėjom pradžioje, prieš dar pradedant filmuotis apie galimybę išmokti plaukti. Kodėl programa finansuojama tik baseinė, o negalima ežere, kur visi mes išmokome, ar upėje. Tai iš karto vėlgi poreikis infrastruktūros, poreikis, viskas brangsta ant kartų, betgi vasarą puikiai instruktoriai gali mokyti vaikus plaukti upėje, ar ten ežere, ar ten jūroje, ir netgi tai yra dar labiau svarbu, nes viena plaukti išmokti baseinę, visai kita, kai atsirandi natūralioje aplinkoje. Ten dar imunitetas, grūdinimas, visą kitą, gamta. Bet viską lemia, reiškia, baseinų direktoriai, reiškia, su savo draugais tarybose, reiškia, jie sako, tegu ateina ir dabar turim po 150 eurų iš tėvų paimti, kad tą vaiką mokytų baseinę. Kai tu tarpu prie ežero, tegu duoda 10 eurų ir viskas, ten atsiras bet koks treneriukas, kuris tą darys. Ne, negalima. Ir sugalvoja, kodėl negalima. Dėl higienos sąlygų, matai, ten negalima užtikrinti higienos. Tai tada neišleiskime žmonių į lauką. Tai dabar žiūrėk, grįžtam prie to. Jeigu mes iš tų 500 milijardų atskirtum 400 milijonų, tikrai augimas ligų sustotų iš karto, o po to kasmet imtų mažėti. Bet jau mes žinome, kad ta kompanija, kurią aš vadinu, Seime aš 3 sykius pasakiau tą kompaniją, Virpar, Prefar, Alko, Niko, Narko, Presmed, žodis mafija čia labai tikra, bet tiek to, susivienimas tegu būna, reiškia. Tai tas susivienimas, supratate, iš ko susidėtas, devingalvis Slibinas, kurie vieningi absoliučiai visais klausimais. Tai sakau, tvarkoj, tegu jie eina, tegu savo tvarkosi, jiems vis tiek lieka 4,5 milijardo. O kiek mes šiandien duodame? Tai mes neduodame net 100 milijonų, tai priimtai darbą. Tai reiškia, 3 kart mažiau duodam, negu kad užvirti. Jeigu dabar aš jums pasiūlysiu, Tai yra 5 milijardai gydymui ir 100 milijonų tik tai sveikatinimui. Žodžiu, net nėra 1%. Net nėra 1%.
bet jie ten sugalvoja aprašymus, kad lyg tai davėm. Tai jeigu duodate, tai va aš jums duodau dabar į stiklinę, jeigu į šaltą vandenį aš jums įdėčiau ten kavos miltelių, ką jūs darytumėt? Ką durnas ar ką tu dabar? Tai reikia, vandenį reikia bent jau užkaisti kažkiek tai. Nu, va. Tai jie sako, daugiau nėra ten tų dujų, nu, galim užkaisti iki 30 laipsnių. Va taip mes tą kavą ir geriam visą laiką, reiškia, su tokia... Drungna gėralą. Jo, drungna gėralą, kuris net išpila, visi net nepradėjo gerti. Nu kam, tai va, reikia užvirti. Tai kad užvirti tą virimo, vaizdingai kalbant, ta temperatūra yra šiandien apie 300-400, kad užvirtų. Eidavo 100, kad imitaciją padarėme, vat ten baseinam biškį pamokam, net milijoną nes turim per metus. Tai vat šitoje vietoje reikia susitarti, kad va šitą sumą reikia patrigubinti, bet jinai iš karto ten 34 kartus pradės mažinti poreikį tenai. O dabar kokia eilė pati ilgiausia? Širdies kraujagyslių. Vat nesenai girdėjau labai įdomų eksperimentą. Suskaičiavo, reiškia, žmonių amžių ir pažiūrėjo, kaip jie gyvena. Ir pamatė įdomų dalyką, kad tie žmonės, kurie gyvena, reiškia, tose vietose, kur nėra lifto ir ten lipa į 5 aukštą, sveikesni? Jie 5 metais ilgiau gyvena negu tie, kurie liftais važinėjasi. Tai yra taip vadinamos 5 zonos, mėlynosios blue zone, pasaulio blue kur daugiausiai gyvena 100-mečių. Viena iš jų Sardinijoje, salo Italijoje ir viena iš priežasčių kodėl, todėl kad jie gyvena kalnuotoje vietovėje ir jie pastoviai priversti vaikščioti laipteliais. Taip. Atrodytų, koks paprastas dalykas. Bet aš Seime 8 metai į liftą nelipu. Aš niekada lifto nelipu. Nesiskundžiu nieko. Net savivaldybėje 20 aukštą. Aš atsimenu, pas jūs tada į tą 20 aukštą ėjau pėstute, reiškia. Yra ką veikti, bet ateini iš pasportavęs. Pas genprokurorą, reiškia, užlipau ten, nežinau, kelintą aukštą, reiškia, pėstute, žiūri, kaip tu čia toks neuždusęs atėjai. Tai čia tokie dalykėliai. Tai vat, matote. Ir svarbiausia, tai, ką mes kalbam, kiekvieną dieną jūs galite padaryti kažką tai, kas gerina jūsų sveikatą ir tai nereikia nei salių, nei specialaus laiko. Tiesiog aš irgi, čia aišku, net ne šios dienos tema, bet tu stengiasi kiekvieną kartą, kai kažką darai, suteikti dar tam kažkokį fizinį pratimą. Tu, kaip sako, dantis valaisi, taip, reikia ten porą minučių valytis. Taip, tai kojas padarai, ne špagatą, bet, sakykime, tempimo pratimą. Vienu metu 2 pliusai ir dantukus susivalai ir prasitempi savo raumenis. Ir kiekvienu momentu, kai išmoksti viską taip daryti, arba ten podą maišai stovint vienos kojos. Vat viskas ir tai yra paprasta. Aną kadenciją aš pasiūliau kolegoms, Seime sakau, kiekvieną valandą paskirkim 3 minutės tokiai relaksacijai. Vat, parodysim dabar čia, mūsų žiūrovom. Kartu padarykime. Ką visi gali, kas valandą 3 minutės. Reiškia, aha. Ne, viskas gerai. Trūko, gerai. Ne. Pirmas pratimas, 10 pritūpimų. Labai paprasta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu, bent 10. 10. Pirmas pratimas. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Antras pratimas. Pilvui. Delnai ant kaklo ir pakeliam kojas alkūnėmis iki kelių. Po 10 kartų kiekviena alkūnė, kiekviena kelią. 5, 6, 7, 8. Puikiai. 10. Galim tęsti. Ir paskutinis pratimas - atsispaudimai nuo stalo. Kad nenuversų nuo stalo. Ir va, po 10 atsispaudimėlių padarom. Galima paploti. Viskas? Viskas. Ir įkvepiam. Ir įkvepiam. Ir viskas, va, žiūrėkit, kiek laiko praėjo? 3 minutės. Man net mažiau. Ir kai man sako, bet žiūrėk, jeigu 8 darbo valandos, 7 pertraukėlės, 20 minučių sportuojam. Pasirodo, kad po 20 minučių tokio pasportavimo žmogus padaro daugiau. Žymiai daugiau padaro, atsigauna ir mąsto vikriau. Ne, kodėl negalima? Kadangi iš mūsų juoksis. Ne, tai čia... Iš mūsų čia juoksis, rodės visi kakadu, į ką sakau, parodys, biški, paskui nurims visi. Čia yra kompleksuojantys žmonės, kurie nenori išeiti iš savo komforto zonos ir nesuvokia... Jo. Ir va šitas 20 minučių... Prasmės tokių dalykų.
kraujotaka iškart pakyla į smegenis, ypatingai pritupimai stambus, iš karto žmogus mąsto aštriau, jau jį sunkiau apgauti, jau jisai geriau mato viską, pas jį ir akis geriau mato, ir mintis geresnės. Tai va. Darom. Va, tai kitą kadenciją va taip ir darysim, gerai, Seime? Žiūrėkit, tai dabar, va kaip, ir tas, kas mus matė, nesakys, kad čia pliurpė, va parodė labai paprastą dalyką, kas iškart suaktyvint. Ja, bet, kadangi aš jau esu pakalbinęs ir kandidatus į prezidentus, vadinasi apie tai, mes esam šnekėję ne su vienu, va, rytoj ateina į Seimą, ne rytoj, o atsiprašau, turbūt kitą savaitę, gal antradienį, prezidentas metinį pranešimą padarys. Ir jau pernai, tai buvo pirmas prezidentas, kurį aš klausiausi, aš kasmet klausiausi prezidento, metinio pranešimo. Jis pirmą kartą pradėjo kalbėti apie vaikų sveikatą, apie kūno kultūrą, apie sveikatimo dalykus. Pirmą kartą reikia pradėti nuo vaikų. Reiškia, vadinasi, jau prezidentūrą jau mes randam, ir prezidentienė taip pat jau šneka, tai reiškia, atsiranda viltis, kad mes tikrai tą galim padaryti. Tai va tokių vilčių daugiau, kai jau politikos lyderiai apie tai... Ir aš jums knygą dovaną turiu netgi tą temą. Ja. Kažkada tai mūsų organizacija Laisvė ir teisingumas, mes turime tokį Darių Ratkevičių, kuris yra labai daug būtent toj temai taip pat dirba kaip ir jūs. Ir mes susipažinome su švietimo ministru Butano valstybėje, kurios tikslas tai yra tapti laimingiausia valstybė pasaulyje. Ir žinot, aišku, švietimo ministras, kad suprasti, maža šalis, 300 000 gyventojų. Bet vienu metu jis dar dėsto universitete Floridoje, Tokijoje ir dar kažkur. Tai įsivaizduojat ministro lygį. Mažos šalies švietimo ministras kartu dar yra dėstantis profesorius 3 valstybėse. Ir jisai yra prašęs knygą, mes išvertėme į lietuvių kalbą, vadinasi, Mano žalioji mokykla, metmenis, kur parašyta, nuo ko reikia pradėti auklėti vaiką mokykloje, mokinį. Būtent nuo pagrindinių pagrindų. Kodėl tu turi mylėti savo šalį, kodėl tu turi mylėti savo gamtą, kodėl tau yra svarbu šeima ir kodėl tau svarbu būti sveikam. Tai vat, išdalinom praktiškai visom mokyklom, bet tai dar netapo dokumentu. Tai čia man ta knyga. Jo, čia jums dovanau. Ačiū. Klausykit, buvom nepasiruošę, dovanom, aš visiškai, bet netikėtai radau savo kišenį ir jums dovaną. Labai gerai. Va, žiūrėkite, čia yra iš 2 dalių. Va čia, atėję ant šito QR kodo, jūs 6 valandas galėsite išgirsti Vydūno knygą Sveikata, jaunumas, grožis. Važiuojate ir klausotės. Prisipažinsiu, nesu skaitęs, tai bus visai įdomu. Sveikata, jaunumas, grožis, pati geriausia sveikatos knyga lietuvių kalba. Nu, tikrai geresnės nėra. Vydūnas, Sveikata, jaunumas. O mūsų klausytojai, jeigu nori išklausyti, QR kodą galite užfiksuoti. O jeigu nespėjote, tai Vydūno šviesa, Google, Vydūno šviesa arba YouTube ir dabar jau galite klausytis. O kitoj pusė, reiškia, mes čia prieš Kalėdas, prieš Velykas pravedėm tokią sveikatos mokyklą, vadinasi Sankcija. Visi įrašai, visi lektoriai yra, pratimai ten sudėti, viskas. Tai jeigu kažkas nori nuo savęs pradėti, paklauso teoriją, o čia visa praktika. Labai gerai. Tai aš jums vieną knygą, jūs man irgi knygą, vakar reiškia skiriasi modernumas ir tradicija. Ir plus dar praktiniai patarimai, žinai. Ja. Tai Sankcija, YouTube Sankcija tai yra visa mokykla, o Vydūno reiškia knyga, tai Vydūno šviesa. Nu va, tai ačiū. Ačiū labai. Bet mes dar turbūt pokalbį nebaigiam, todėl kad vis tiek galime sutarti, kad kažkokius tai žingsnius, kaip ten bebūtų, reiškia, kitą kadenciją, kas ten ateitų. Aš matau, kad jūs vis tiek bandote ir vienus, ir kitus kažkaip pritraukti. Taip. Ką mes šiandien galėtumėm padaryti, kad tie žmonės, tos mažos partijos vadinamos, kurios turi po 1%, po 1,5, po 2, kokį 10% sulipdytų ir susitartų būtent šitoj srityje. Sveika tauta. Reikia matyti tos idėjos aplink, kurie galėtų vienytis.
Nu, va, tai jūs, kadangi labai tos dalykus labai puikiai, reiškia, išmanote, aš pamenu, kaip jūs ten su tanku važinėjot po Vilnių, reiškia, tai jūs tikrai žmogus... Valstiečiai ir žalieji siūlo daryti koaliciją. Jo, tai jūs tas žmogus, kuris turi gerų idėjų, tai aš dabar, mano, reiškia, koalicija, frakcija tikrai nesupyks, aš jau Ramūną įtikinau senai, kad čia bet tarp partinio susivienimo nieko nepadarysim. Turim susivienyti tarp partijų. Ir jisai sako, tvarkoju, tai vienykimės. Tai aš po truputėlį randu kiekvienoje partijoje po vieną žmogų, kuris supranta, apie ką kalba eina. Ir sakau, nu tai ateikim į tą susivienimą ir padarykime. O kad būtų aišku, tai yra tokia vadinama pervalkos deklaracija. Prieš 8 metus, kai mes atėjom į Seimą po pirmo turo rinkimų, sukviečiau iš visų frakcijų partijų, reiškia Seimo, suvažiavom visi į pervalką, į ten pasirašėm pervalkos deklaraciją. Ant 2 lapų surašyta, ką turim padaryti politikai, kad Lietuvoje atsirastų sveikatos sistema. Ne tik gydomoji medicina, kur kasmet poreikiai auga, bet ta tikroji sveikatos sistema, kuri mažins eilės pas daktarus. Tai va, tai jūs, jeigu prieš 8 metus savo darą. tą pervalką, tą deklaraciją paskaitytumėt, jeigu nėra... Pažiūrėsiu. Tai va, mes jau rastumėm, taip sakant, nuo ko pradėti. Ir jeigu sutarėm, tai tada aš tikiuosi, kad vis tiek jūsų partijų žmonių bus Seime, reiškia, ir vis tiek jie dalyvaus. Tai va, šitą mūsų pradžia, tegu būna toks gerai įžanga į tą sveiką Lietuvą. Už gerus darbus. Jo, tai ačiū už pokalbį. Dėkui taip pat. Būkit sveikas. Ir už gerą energiją. Jo. Ir už citatą, kurią rašiau. Nesakysiu kurią, bet labai gerą. Tai ačiū ir iki naujų tokių susitikimų.